Aš pirmą kartą lankausi labdaros valgykloje Klesija. Ir už pusvalandžio maždaug jau ateis žmonės čia pietauti. Yra visur labai švaru, gražios staltiesės ir jau yra paruošti įrankiai, duona, kompotas, lėkštės. Ir čia žmonės ateina ne iš gero gyvenimo, ne dėl to, kad jie tiesiog nori kažkaip praleisti laiką su draugais, jiems iš tikrųjų reikia tos paramos. Ir tas maistas, kurį jie čia gauna, šiltas, karštas maistas, neretai būna vienintelis šiltas maistas jų dienoje. Valgyklos veikla yra neįkainojama. Aš čia susipažinau ir su Larisa, kuri yra iniciatorė, įkūrėja, kuri įkūrė labdaros ir paramos fondą Klesija. Abi šios valgyklos per dieną Vilniuje pamaitina apie 600 žmonių. Ir tai iš tiesų yra daug. O maistą tiem žmonėm maitinti jie gauna iš Maisto banko. Tai būdas, kaip Maisto bankas paremia žmonės, kuriem iš tikrųjų reikia tos pagalbos, kuriem reikia šiltos sriubos. Šiandien meniu yra kopūstų sriuba, bulvių košė ir mėsos troškinys. Tai aš tikiu, kad ir jūs norite prisidėti ir prisidėsite ir dalyvausite mano ir Maisto banko kviečiu į svečius iniciatyvoje. Nes kuo daugiau mes sutelksime paramos Maisto bankui, tai tuo daugiau žmonių Lietuvoje bus sotus.